Sveiki visi, su jumis sveikinasi, dar nesugalvojau kanalo vardo. Na žodžiu, šiandien aš parodysiu jums kaip pasididinti FPS CSGO žaidime ir kad nebūtų didelių lagų, kitaip sakant lagūnų. Taigi žiūrime video, sėkmės. Почка колбасит соло, колбасер по пояс голый. Taigi pirmas būdas, kaip pasididinti FPS, būtų nusipirkti naują kompiuterį. Nes jeigu vis dar žaidžiat su senu kompiuteriu tokiu kaip šis, tai tiesiog jums net neverta bandyti didintis FPS, vis tiek negausit nieko iš to. Na, bet jeigu visgi neturit pinigų ir nesate išsipirkę mokymų verslas nuo nulio, tai tiesiog parodysiu jums kelis būdus, kaip tikrai pasididinti FPS, kas gali vieniems padėti, kitiems nepadėti. Taigi vienas iš būdų būtų Disabled CPU Core Parking Utility programa, kuri tikrai padeda tavo senam kompiuteriai truputį gauti daugiau FPS. Nuorodą rasite aprašyme, spaudžiame Download Application. Kai parsiunčia programą, tiesiog ją pasijungime. Taigi parsiuntus programą galime matyti tokį vaizdą ir galvojat, kas čia nahu yra. Taigi tiesiog spaudžiame mygtuką Check Status, truputį palaukime. Почка колбасит соло, колбасер по пояс голый. Taigi, kai išmeta tokį vaizdą, tiesiog spaudžiame Unpork All ir viskas padaryta. Taigi dar vienas būdas būtų Driver Booster 3 programa. Tiesiog linką rasite aprašyme, parsisiunčiate ją, įrašote, išmeta štai tokį vaizdą, spaudžiate Scan ir jį pasirūpins tai, kad visi jūsų driveriai būtų atnaujinti, o driverio atnaujinimas yra labai svarbus dalykas, nes kuo geresni ir naujesni driveriai, to viskas sparčiau veikia. Kaip matot, mano driveriai nėra visi atnaujinti, tai spaudžiu Update Now ir automatiškai updateina. Почка колбасит соло, колбасер по пояс голый.